Tiesiog būk, kvėpuok, grįžk į kūno pojūčius ir nieko nelauk, nieko nesitikėk. Ir ta išmintis, tas žinojimas natūraliai išauš. Natūraliai. Tai va, su šitą natą galime tada dabar užsimerkti, įsipatoginti. Aišku, geriausia, kada nugarą tiesi, tada taip sąmonė būna tokia labiausiai susicentravusi, budri, bet kaip kam patogiau. Ir dabar vėl, kaip užsimerkiame, iškart galim pajausti, kaip daugiau dėmesio sugrįžta į kūną, sugrįžta į vidų, į savęs pojūtį. Ir dabar pabūkime sąmoningai su šituo savęs pojūčiu. Bendru savęs pojūčiu, nesistengiant nieko ten atskirinėti, išskirinėti, analizuoti. Tiesiog liudijam tai, kas natūraliai yra šitoje akimirkoje. Pasireiškia kvėpavimas, pasireiškia įvairūs garsai, mano balsas, atsiranda, išnyksta, viskas taip keičiasi natūraliai. Bet per tą visą kitimą yra kažkas, kas nuolatos tęsiasi, kas pastoviai tęsiasi. Ir tai esi tu. Tai yra tavo būtis. Gali pastebėti, kad šita būtis, jinai visada yra tobuloj meditacijai. Tobuloj nepertraukiamoj meditacijai. Nes jinai būna, per viską. Viskas tai pratęsia, bet niekas to nepertraukia. Viskas tai papildo. Tai galime pasikviesti viską į šitą buvimo meditaciją. Net jeigu kažkokios mintis, net jeigu ten dėmesys kažkur šokinėja prie vieno, prie kito dalyko. Visa tai yra įtraukta į šitą bendrą buvimą be pastangų. Ir pastebėk, kad tau nereikia pastangų, kad būti. Tiesiog būni, tai tavo natūra, tu negali nebūti. Tai viskas, ką mes dabar darome, tai tik tais atkreipiam daugiau dėmesio į tai, kas yra natūralu, į tai, kas yra tikra, kas nėra išgalvota. Nėra sukurta ir negali būti sunaikinta. Ir va tame slypi tobula taika. Kada mes sąmoningai atstovaujam šitą vidinę taiką, tada jo, irgi visas mūsų vidinis pasaulis susitaiko, visi mūsų vidiniai karai pasibaigia. Galbūt ne iš karto, nes vėlgi čia kūno ir proto pasaulyje viskas taip vyksta per procesus, per atrodantį laiką. Bet taip, kada tu ilsiesi toj belaikiai taikoj, tai tada jo, viskas savo akordų harmonizuojasi. Čia nereikia nieko forsuoti, nieko prilaikyti, nieko nelaukti. Tiesiog būti, taip kaip esi. Ir mėgautis to. Ja, eiti giliau už to kažkokio proto paviršiaus, kur atrodo, kad čia kažkoks nuobodus dalykas. Iš tikrųjų, tame slypi beribis gilis, beribė palaima.
būname sąmoningame nieko nedarę. Pratinamės dabar būti šitame visiškame paprastume. Taikoje su savo vidinė taika. Vėlgi nėra ko laukti, nėra kur nusigauti, nes mes randamės begalybėje, amžinybėje. Tai gali dabar įvertinti šią akimirką, iš tikrųjų lyg gyventum amžinybėje. Ir taip, ir tada tavo esamasis patyrimas yra matomas kaip pats brangiausias, vertingiausias patyrimas. Nes tu taip patiri dabar. Viskas, kas yra aktualiausia, vyksta dabar. Ir aišku, su šituo fokusu gali tada labai suintensyvėti tavo patirtis, tavo jausmai, vidiniai išgyvenimai. Bet irgi nėra ko bijoti, nes tu esi beribė esybė. Tu gali duoti erdvės visiems tiem jausmam, išsivaikščioti erdvėje. Ir pastebėjo, kur dar kažkur įsitempia, gal kūnas ar dar kažkas. Ir tenai su savo mylinčiu dėmesiu atpalaiduok tą vietą. Atver. Po truputį švelniai atsiver šitai begalybei, kuri ir esi. Ir jo, vat inertiškai būna, kad vis tiek vėl kažkokios truputį atsiveriam ir vėl kažkaip inertiškai ten užsidaro tos energijos, ten protas, kūnas, ten vis susitraukinėja. Tai čia ir reikia tiesiog palaikyti tokį tyrą nuovokumą ir atvirumą, vėl atverti, vėl atverti, vėl atverti. Dar giliau atsipalaiduoti. Dar giliau pasiduoti. Bet tai nėra veiksmas, tai labiau kaip toks kritimas, paleidimas, palengvėjimas. Vis tiek, kad turi būti sąmoningumas ir sąmoninga intencija. Atpalaikyti šitą atvirumo būseną. Nes kitaip inertiškai vėl pagausi įvairios pasąmoninės programos. Nieko tokio, jie ir pagauna vėl. Pastebi tiesiog ir vėl atleidi. Paleidi. Sugrįžti šitą buvimą be pastangų.
šitą tyrą nuovokumą, kuris neturi jokios nuomonės. Jokio proto. Jokio protavimo. Tiesiog viską atspindi taip, kaip tai natūraliai pasireiškia. Ir tai yra tobula, tai yra tobulumo kelias. Tai yra visuotinės darnos kelias. Leidi gamtai daryti tai, ką gamta daro. Su pilnu pasitikėjimu. Ir atpažink, kad tavo tikroji esybė, jinai niekur nejuda. Nei per milimetrą. Yra tobulam stabilume. Nei šešėlio abejonės, jokio svyravimo. Čia ir yra ta aiškumo būsena, ta intuityvaus žinojimo būsena. Pirmiausia, tu turi būti tikruoju savimi. Sąmoningai susilygiuoti su šituo savo branduoliu. O tai reiškia irgi palikti viską ramybėje. Ta visą abejojantį protą savo problemomis, nieko su tuo nedaryti. Tegul pats ir sprendė savo problemą. Kaip ir kūnas, tau nereikia nieko ten už kūną daryti, jisai pats viską ten daro, tvarkosi, homeostazė, viskas balansuojasi savaime. Taip ir visas gyvenimas vyksta iš šito tyro buvimo. Ir jeigu buvimas yra tyras, reiškia viskas, kas vyksta gyvenime, yra harmoninga. Nes šaltinyje nėra išsiderinimo. Šaltinyje nėra klaidos. Tada atsiranda šitas natūralus pasitikėjimas, paremtas vidiniu žinojimu, vidiniu savęs pažinimu, kaip to tyro šaltiniu. Paleiskime visus prisirišimus prie visų daiktų, prie visų žmonių, netgi prie savo kūno, prie savęs kaip asmens. Atiduokime visus šitos dalykus natūraliai gyvenimo tėkmei. Natūraliai gyvenimo harmonijai.
patys būkime kaip ta laisvė, kaip tas aiškumas ir meilė, kuris sklinda iš mūsų širdies. Ir tada jau lieka namų darbai, kada mes susipažįstame su šituo vidiniu tyrumu, tai tada namų darbai yra vėlgi vis labiau ir labiau tai sugrįžti ir būti tame, būti kaip tai. Pirmoji eilė prieš viską. Iškelti tai jau kaip aukščiausią prioritetą. Ir viskas veda į tai. Priprasti būti beribiu savimi, labiau negu ribotų asmenį. Nes tik tais beribis ir gali geriausiai pasirūpinti ribotų. Tai būdamas beribio, tu išties gali pamilti savo kūną ir savo gyvenimą. Jo, niekada neužsikabinkite už žodžių, žodžiai yra tik tais nuorodos. Visa esmė tik tais kreipti dėmesį, tą vidinę gelmę ir tada tas tikrumas savaime atsiskleis. Vis labiau ir labiau ir labiau. Jo, kaip kylanti saulė. Pradžiai būna dar nelabai ryšku, bet su laiku ir praktika tai vis labiau ir labiau išryškėja. Štai, tada su šiandien galim giliai įkvėpti, iškvėpti, truputį daugiau dėmesio sugrąžinti savo kūną, pajausti žemę, truputį pajudėti, atsimerkti. Sugrįžti šitą labiau įprastą savęs pojūtį, bet jau kartu atsinešant tą gilesnį savęs pojūtį.